medžioklė yra viena iš pačių įdomiausių, mistiškiausių, tuo pačiu ir sudėtingiausių medžioklių, kokių tik galime įsivaizduoti. Lietuvoje medžioti ungurį dieną leistina tam tikruose ežeruose, todėl šiandieną aš norėčiau ir skirti 10 minučių laiko ungurių medžiokliai. Visiems pradedantiesiems medžiotojams šis laimikis pakankamai rimta užduotis dėl tam tikrų subtilybių. Todėl tikiuosi, kad šis 10 minučių vaizdo įrašas padės norintiems išmokti sumedžioti ungurį dienos metu. Kągi, pradėkime turbūt nuo labai pakankamai svarbių dalykų, tai yra įrankių skirtai ungurių medžiokliai. Tai prieš akis matote ungurinės šakes, jų būna įvairiausių pločių, pas mane čia matome yra 9 ir 5 strypų, dažniausiai naudoju 5 strypų. Kitas dalykas, kuris yra labai svarbus ungurių medžiokliai, tai yra žibintuvėlis. Be jo dėja medžioti ungurius būtų pakankamai sudėtinga, kadangi neretai tenka šviesti į ungurių urvus. Deja, jis yra būtinas. Taigi, daugiau aš norėčiau galbūt skirti dėmesio būtent ne apie žibintuvėlius, o apie ungurinės šakes. Ir į ką reikėtų atkreipti dėmesį, jeigu jūs dar nesate įsigiję tokios šakės, yra tam tikrai niuansai, kuriuos vis dėlto svarbu būtų atkreipti dėmesį. Pagrindinis šakės elementas tai aišku yra strypai. Kaip minėjau, strypų būna įvairus skaičius, standartinis yra 5 strypų, tokia universaliausia šakė, tačiau būna ir įvairiausių. Taigi, strypas yra vienas iš pagrindinių elementų, kuris labai svarbus sulaikant žuvį. Tai pas mane yra eglutės formos, būna įvairiausių sriegių, tačiau man labiausiai, mano praktikoje labiausiai pasiteisinis yra eglutė. Ką reikėtų atkreipti dėmesį, jeigu jūs norite įsigyti tokią šakę su strypais, kurie padaryti eglutę? Tai visų pirma, aišku, eglučių skaičius, tas yra labai svarbu, nes kuo daugiau eglučių, tuo strypas efektyviau laiko žuvį. Kitas dalykas, labai svarbu irgi strypo užbaigimas. Aš truputėlį priartinsiu dabar, kad jūs labiau matytumėt. Štai, matot, šitą šakę, matom, nuplonėjimas prasideda iš karto nuo korpuso, praktiškai centimetrą. Būna įvairių šakių, kurios, sakykime, nuplonėjimas prasideda prie eglutės. Tai nėra labai gerai, kadangi tai atsiliepia žuvies fiksavimui. Kitas dalykas tai yra viršūnės. Viršūnėlės strypų, mano atveju jos išgalastos keturkampiu, kadangi tai daugiau skirta ne tik ungurių medžioklį, universali šakė, tai su ta mintim, kad būtų galima ir pašauti žvynuotą žuvį. Na ir žinoma korpusai. Korpusai būna įvairiausių rūšių. Čia 5 šakė tai yra su titaniniu korpusu, 9 strypų su duraliuminiu. Pagrindinis skirtumas šių korpusų tai galbūt titaninė daugiau ilgaamžiškesnė, kadangi neretai šaunama į dugną, kur po dumblu yra akmenys, sakykime, ir tokio šūvio metu mes galim, sakykime, jeigu tai yra duraliuminis, galim išplakti sriegius, todėl ta šakė mažiau tarnaus. Taigi, kas mums reikalinga, kaip minėjau, šakė ir žibintuvėlis. Dar jeigu grįžtant prie šakių, Lietuvoje nėra jokio apribojimo dėl šakių pločio ir strypų skaičiaus. Taigi, čia jau nuo medžiotojo fantazijos priklauso, kokiais įranga šakė naudos. Mes vyksta dieną viename iš 10 leistinų valstybinių ežerų. Visose šiuose ežeruose be išimties galima sutikti ungurį. Tačiau visi šie ežerai yra labai skirtingi ir ungurių medžioklės juose truputį skiriasi. Jei kalbėsime apie ungurių medžioklę, dažniausiai tai bus kalbama apie nardymą į gylius ir jų paieškas dumble. Šiame ežere dumblas yra sumaišytas su kriauklytėmis, todėl ir žinoma, jis nėra toks purus. Atitinkamai prie to prisitaikė ir unguriai. 3 dalykai, kuriuos reikėtų įsiminti ungurių paieškose. Tai ungurys urve,
Antras dalykas – ungurys įtrukimuose. Ir trečias dalykas – ungurys iškišęs iš dumblo uodegytę ar galvą. Ar galimas ir ketvirtas variantas – tai pilnai išlindęs ungurys iš dumblo. Tačiau tai dieną pasitaiko netaip dažnai ir jei jau tą išvystė, jūs puikiai suprasite, ką toliau reikia daryti. Šiandieną šiame siužete mes turėsime galimybę pažiūrėti visus pirmus 3 variantus. Ungurys urve – tai yra vienas iš variantų, kur galite sutikti šią žuvį. Ungurio urvai būna įvairūs, priklauso žinoma nuo ežero dumblo, didesni ir mažesni. Lėtai plaukiant virš dumblo nesunku pastebėti ungurio urvus. Dažniausiai būna 2 urvai, vienas šalia kito. Procesas radus urvą nesudėtingas. Šviečiame atsargiai į urvus ir stebime, ar juose gyvena ungurys. Jei pavyko aptikti ungurį, darykite šūvį arba tiesiai į tą ungurio kūno dalį, kur matote, arba tarpe tarp abiejų urvų. Pabandykime pažiūrėti, kaip atrodo ungurys, iškišęs galvą ar uodegytę iš dumblo, ar kitą kažkokią tai dalį savo kūno. Šiuo atveju vaizdo įraše bus užfiksuotas, galbūt sunkiai matysis, bet kaip ungurys iškišęs uodegėlę, iš tikrųjų žymiai sunkiau pastebėti negu ungurį urve, tačiau ta uodegėlė man asmeniškai primena seno pernykščio nukritusio lapo formą. Tačiau reikia gerai įstikinti, ar iš tikrųjų tai nėra lapas. Štai šūvis, ungurys, gražus ungurys, kylame viršų. Padėka Neptūnui už pirmo šios dienos laimikį. Dėl specifinės ungurių medžioklės, kai naras plaukia nuleidęs galvą į dugną ir nelabai mato, kas darosi 2-3 metrų atstumu priekyje, prieš jį kyla pavojus pakliūti į brakonierių tinklus. Todėl medžiotojas, medžiojant ungurį, kad ir kokia medžioklė būtų azartiška, neturėtų pamiršti vis dėlto saugumo ir dažniau stebėti aplinką, kuri yra priekyje prieš jį. Na kągi, pabandykime pažiūrėti į paskutinę situaciją, pačią sudėtingiausią situaciją, kai visiškai mes nematom jokio ungurio, išduoda tik tam tikri dalykai dumble, tai yra įtrūkimai. Čia užfiksuota situacija, jūs matote priešai save ungurio įtrūkimą, aš su prožektorium būtent bandžiau parodyti jums, kaip jisai stovi dumble. Štai šūvis, neskubus specialiai traukti harpūną, kad jūs galėtumėt pamatyti, ką ungurys daro po šūvio. Matome, kad į ungurį pataikė, ungurys dumble juda. Ir dabar bandau aš išimti, ką svarbu dar įsidėmėti, kad nerekomenduojama čiupti už harpūno ir plėšti ungurį taip iš dumblo. Geriau kiškite ranką palei harpūną, apimkite ungurį kartu su šake ir kelkite į viršų. Urvuose ar ieškant iškišus ungurio galvą uodegėlę, nedažnai gylyje ant dumblo mes sutinkame tokius žolių lopinėlius. Rekomenduočiau visgi nepraplaukti pro juos, dirselti į juos, nes neretai būna ungurys pasislėpęs tose smulkiose žolytėse arba šalia jų. Ungurių medžioklėje labai svarbu žinoti ungurių sumedžiojimų limitus parai laiko vienam žmogui. Mėgėjiškos žūklės taisyklės apriboja tai iki 3 vienetų ungurių per parą laiko vienam medžiotojui. Atminkime visi,
Ungurių nėra tiek daug, todėl per kiekvieną jų medžioklę svarbiausia mūsų saikas.